Karo akademijoje vyko geriausių Lietuvos badmintonininkų varžybos. Į top 8-tuko turnyrą, kurį organizavo Vilniaus Capital Badminton klubas, susirinko po 8 geriausius vyrų ir moterų badmintono žaidėjus. Moterų vienetų varžybų finale geriausia šalies badmintoninkė Akvilė Stepušaitytė 21-6-21-16 nugalėjo Kristiną Dovydaitę. Pasak Stepušaitytės, šios varžybos jai buvo gera treniruoti prieš svarbius šių metų startus. Pagrindinės varžybos dabar bus Lenkijoje, tarptautinės varžybos už poros savaičių, o šį gal pagrindinis startas bus Kinijoje, komandinės varžybos. Trečiąją vietą užėmė Gerda Vojtechovskaja mažajame finale rezultatu 21-13, 25-23 įveikusi Rasą Šulnienę. Vyrų vienetų varžybose triumfavo Klaudijus Kašinskis, kuris finale 21-12, 21-14 palaužė Donatą Narviką. Trečiąją vietą užėmė Ramūnas Dilius. Mišrių dvejetų varžybose pergalę šventė geriausiųjų Stepušaitytės ir Kašinskio pora. Jie finalo mače po 3 setų 19-21, 21-11, 21-17 įveikė Tomą Dovydaitį ir Kristiną Dovydaitytę. Anot organizatorių, tokio lygio badmintono varžybos į Vilnių grįžo po ilgos pertraukos. Prieš tai nebuvo tam tinkamos salės ir badmintono klubo galinčio organizuoti šį renginį.